Šrifto pasirinkimai, jo grožis, formatavimas nėra, reiškia, tokios galimybės didelės kaip Word'e, bet galima pasirinkti tokius pat šriftus kaip ir Word'e, galima nustatyti jo dydį, paprastai 11 yra, galima paryškintą padaryti, galima pasvirą padaryti, galima padaryti pabrauktą arba netgi va čia yra dvigubai pabrauktas tekstas. Nu ir daugiau kaip ir čia mygtukų tokių nėra, galima aišku spalvą pasirinkti, jeigu norim daugiau išeinam į format cells, lentelę ir iš efektų yra tik tai keli dalykai. Reiškia, yra perbrauktas ir, reiškia, pakeltas. Nuimsiu perbraukimą, galbūt reikėtų nuimti ir čia tą pabraukimą ir nuleista žemyn. Tai yra, jeigu aš noriu parašyti, pavyzdžiui, metrai kvadratiniai, tai rašau M ir galiu eiti į šriftus ir pakelti superscript, ok, ir tada 2. Ir įvedu Enter, tai metrai kvadratiniai yra, nors iš tiesų formulė eilutė yra M2, galima rašyti pavyzdžiui K1 ir tada pasižymėti su peleta vienetuką ar dar kažkaip ir vėl nueiti į font ir padaryti subscript, tai yra nuleisti žemyn, va turim K1 tokį užrašymą, nors iš tikrųjų yra K1. Jeigu labai jau norit, grįžtat gal prie to standartinio, paspaudžiat normal font, vėl grįžtat prie standartinių šriftų, dydžių, nu ir vienu žodžiu yra viskas, reiškia, standartiškai grįžtat, nu, reikėtų dar nuimti ir efektą, va, ir šitą, ir tą, ir nuimam ir turim K1. Tiek būtų apie pačius šriftus. Iš kitos pusės mes galim kažkokią pasiimti, kad ir šitą, sakykime, kažkokį gabaliuką, labai nelabai gražus tas gabaliukas, paimkim taip jį, reiškia, pasižymėkim ir, kaip žinot, galima įvairiai čia brūkšniuoti, galima tiesiog nueiti į font ir pasirinkti borders. Tai va šičia yra, čia būtų none, čia būtų aplink kažkokiu, galima pasirinkti storesnį, pavyzdžiui, spalvą raudoną pasirinkti. Va turim, reiškia, outline tokį. Dabar pasiimkim kitokią spalvą, reiškia, mėlyną, pasiimkim kokį dvigubą, čia per vidurį dvigubą, čia, sakykime, irgi bus toks subrūkšniavimas, ok, va turim tokį brūkšniavimą. Galim kažkokius tai langelius, pavyzdžiui, ten kažkokius apatinius, dar nueiti į font, ar ligment, einam, nesvarbu, vis tiek reikės eiti borders, galima tiesiog, pasiėmus, sakykime, juodą spalvą, standartinį, galima ir taip subrūkšniuoti, tai yra, kad būtų taip ir taip, ir va, jie yra užbraukti langeliai. Šiaip patekti, jeigu norit More Borders, irgi patenkam šičia. Dar vienas iš tų yra fill, tai yra tas pats kaip ir kibirėlis, norim užpilti kažkokią spalvą, sakėm, geltoną, ok, tai dabar tas langelis, kuriame stovėjau, jis yra užpiltas ta spalva, jeigu, pavyzdžiui, norim užspalvinti šitą ir norim kažkaip galbūt mandresnę spalvą ar galų gale fill effects yra, va šičia galima ir kažkokį tai gradientinių užpilti, pereinamą spalvą, ok, va turim tokias pereinamas spalvas užspalvinta. Galima kažkaip ir pabrūkšniuoti vėl, čia nueikim į borders, tai yra fill ir yra pattern, kažkokią tai spalvą pasiimkim, kad ir tą pačią raudoną ir pattern style, reiškia kažkokius tokius brūkšnelius, grotelės pasiimkim, va bus tokiom grotelėm užbrūkšniuota. Tai tiek būtų apie tokius standartinius brūkšniavimus, spalvinimus ir galų gale šrifto pasirinkimus langelyje.